baby, light my fire. Labas, draugai ir bičiuliai, klausotės radio studijas ZIP FM, Jonas ir Rolandas, radistai čia su jumis ir pas mus. O, girdisi, kaip tavo per ausinės? Malonu savo balsą girdėti? Keista. Keista ar geras jausmas? Kol kas geras. Donatik Matajunisik pas mus. Labas, Donatai. Labas. Kaip smagu į viršų žiūrėti į žmogų. Mes visus, žinai, kaip žvaigždės, tai apsimetam, žiūrim į apačią. Tai kėdės nedavė, dėl to į viršų žiūri. Storiukas. Kaip tavo nuotaika, kaip tu laikaisi? Viskas normaliai, ką tik po treniruočių, kaip tik atvažiavom aplankyti jūs. Po dušo, visi nuogi maudytis? Nu jo, neslėpsiu. Neapsirengę nesimaudom. Klausyk, kaip čia treniruotės, kaip visi draugiški, visi linksmi, viskas gerai? Kol kas linksmi, viskas normaliai, kol kas. Kiek jau laiko dabar iš čia? Šiandien antrą dieną, man atrodo, beros. Klaipėdai, ar ne? Klaipėdai. Aš atsimenu, kažkada tai mažas buvau ir Žukausko... Brasdaugės jau? Nu dabar toks paaugas jau, Brasdaugo. Žukausko, jis toks liūdnas ėjo ir sako, įdomu, kas šiandien vakarienė. Gerai maitina, va čia man klausimas. Aš kaip žinai, stambesnis, labai rūpinuosi to visą laiką. Iš tikrųjų, daktarai mūsų prižiūri, ką mes valgom, ką gaunam ir kol kas nesiskundžiam nieko. Koks tavo racionas yra? Per pipetę. Ką valgai? Vištą? Ne, tai daugiausiai makaronai, višta, makaronas įvairiais padažais. Energy, ne? Klausyk, kokia šiandien treniruotė buvo, ką darėt? Fizrukas ar mėtytas? Rytas buvo mėtimukai biškė, paskui štanginiai ir pirmi centrai, paskui žaidėjai apsikeitėm. Pirminėjau vakarę, žaidėm daugiau 5-5. Klasika. Bet čia tokia kaip vasaros stovykla, linksma, produktyvi, darbinga, draugiška vasaros stovykla, ne? Jo, kaip koncentracijos stovykla. Klausyk, yra, kad reikia, kol degtukas užges, reiškia lovas pasiklot turit. Dar taip nebuvo. Na, aš lenkiu, kad... Klausyk, Donatai, papasakok, iš kur tu esi kilęs, kur tu užaugęs, mums irgi įdomu, kaip ten viskas tau prasidėjo. Gimęs užaugęs Kaune, kaip ir visada. Kokią mokyklą lankei? Kauno krepšinio sporto mokykloje pradėjau, pirmi žingsniai buvo 7 metų pas trenerį Marčiukaitį. Tada po 6 metų perėjau pas savo, turiuomenį, kai pradėjau 7 metų, pradėjau su metais vyresniai žais, paskui po 7 metų pradėjau su dabartiniu, iš tikrųjų, Klaipėdos treneriu Kaziu Maskvyčiu žaisti savo metus ir turiuomenį po biškį lipau karjeros laiptais. Tada pamatė Žalgirio dublerį treneris Grigas su Samulėnu ir turiuomenį nuo to viskas prasidėjo, kad niekada neužteko ir turiuomenį tais laiptais lipau po biškį viršų. O tu jau iš karto 7 metai žinojai, kad būsi rimtas krepšininkas ar ne? Visi juokėsi, bet aš sakiau, kad aš būsiu. Niekas netikėjo. O tavo ūgis koks buvo? Dabar sunku pasakyti, yra pas tėvus iš tikrųjų namie. Ne, bet vis tiek, jautėsi, kad tu aukštesnis esi už visus. Turiuomenį, kai metais vyresnių žaidė, tie metai atrodo nėra daug, bet iš tikrųjų yra labai daug, kai esi vaikas, turiuomenį brendimas ir viskas. Ir kol buvau metais jaunesnis, tai turiuomenį ūgį tikrai nesiskirdavau, tai žaisdavau ir 3 kartais numerio 2. Tai... Tau labai gerai sekdavos, reiškia, ne, kad vien už tai, kad aukštesnis. Nu, o tai kas lemia ūgį, klausyk? Tai valgy daug bananų? Ne, Černobylis. O tavo tėčio ūgis koks? Dumelis atpūtė. 1,92, man atrodo. O tai irgi aukštas tavo tėtis yra. Nu, tu sakau, tai aš ten nežinau paaiškinimo dėl to, bet aš žinau, kad aš ten... Nu, reikia tik tai pasidžiaugti dabar. Klausyk, nepersiniausiai grįžai iš Amerikos, kaip sekėsi Summer League? Ar pasiilgi tos mažos karčios, tos lietuviškus donus? Netenka jos valgyti, jo, čia vienas iš dalykų, pas jos ta balta yra daugiau. Bet pasilgstėjęs juodas donas, ar tu ne fanas donas? Makaronai? Nu, pasilgstu, aišku, pasilgsti tų lietuviškų produktų, grįžti čia, pradedi valgyti, žiūri, pradedi kilometrus, tuos kilogramus dėlioti ant savęs, žinai, ir paskui jau vėl atgal prie saloto eini. Tai grįžtant tą klausimą Amerikoje, dabar buvo vasaros lyga trumpa, kaip sekėsi tau, pavargai, iškamavo tave? Nu, iš tikrųjų, mano pagrindinis tikslas buvo pasiruošti atvykimui čia, kad būčiau kažkiek tai formoje ir manau tikrai puikiai tai pavyko, su komanda tikrai žaidėm neblogai ganėtinai, turint galvoj, kad net iš tikrųjų nesitrenirau, aš su jais iš karto po 2 kamuolį reikia žaisti 5-5 ir pirmas varžybas porą pralaimėjom, iš tikrųjų labai liūdna buvo ir net nesitikėjau, kad kažkur tai galim patekti toliau, bet turiuomenį įsižaidėm ir pasisekė. Mums labai buvo sunku tave pagauti, bet mes susipažinom su tavo agentu Tadu. Labai čiotkas bičas. Turbūt klauso dabar. Ko gero, linkėjimai Tadui. Reikia žaip neprisišnekėti, ne? Taip. Ir tai tavo, kas buvo blogų pavyzdžių, žinai, tokių, tai reikia taip pat. Jonas Valančiūnas buvo atėjęs. Klausyk, tai kaip tu suradai Tadą agentus? Ar Tadas tave surado? Iš tikrųjų, Tado tėtis mane pirmą pasirašė, kai man buvo 14 kažkur metų, 15, tada kaip tik, kai Žalgirio dublerius perėjau ir nuo to laiko mes bendradarbiavom. Tai tu jam priklausai ir jis tau priklauso? Nu, turbūt jis man. O tu kartuoji jam tai ar ne? Čia reikia kartoti. Sančio priklausoma. Kad tu kieno tu esi. Toks, kur būtų, nu, bet nieko, čia su laiku ateina, žinai. Klausyk, mes turime... Kiek laiko praėjo pas jumis, kad tai kol atėjo? Žinok, ilgai. Mes labai ilgai bendravom, jisai čia tavo numerį tik dabar atsiuntė. Paskutinį, žinai, iš tichų. Iš pradžių jisai ten labai atsargiai ir panašiai. Šiaip labai
krūtas ir geras mano agentas, kuris tau padeda. Aš kur žinai. Jonas bando, aš tikiu. Tave įkišo. Tikiu turbūt. Klausyk, mūsų klausytojai. Turim daug klausimų iš klausytojų. Jo, mes gal laiko labai daug neturim, tai klausia Tomas, prieš kurį NBA žaidėją tau gintis yra sunkiausia? Turbūt Zach Randolph. Fiziškai stipriausias buvo ir turiuomenį iš tikrųjų ir judesių turi. Jis daugiau sporto salį praleidęs laiko. Nu, turbūt jo, jis biški vyresnis, todėl jam... Valančiūnas, kaip sakom, prieš kokį sunkiausiai ginti, sakė prieš LeBroną Jamesą, sako, kai jis įsiveržia, belieka šipsuoti, sako, bent nuotraukai gražiai atrodo. Arba kamuolį iš tinklelio išmesti. O tai, va, ne? Ok. Kokioje komandai labiausiai norėtum žaisti, jeigu tektų palikti Houston Rockets? Turbūt Los Andželė. Nes neturi rimtų aštaugų ir turėčiau progą pasireikšti turbūt daugiausiai. Lakers ar Clippers? Lakers. Nu, Clippers. Griffiną turi, ne? Su kuriuo Houston Rockets krepšininku geriausiai sutari? Sutariau, Jeremy Linu. Na, jisai tas... O ko jis fainas, klausai, kodėl sutarė? Iš tikrųjų, savas? Jo, žiauriai palaikantis ir kai dailygui daug kartų žaidžiau, visada sekdavau, visada parašydavau po varžybų ir netgi dabar vasarą, kai jį iškeitė, susirašėm, suskambinom. Nu, tikrai malonu bendrauti su žmogum. O koks tavo bendravimas su Hardenu arba Howardu? Labas, viso gero. Ne? Taip. Jie tokie žvaigždės? Hi man, how are you doing? Nebūna šito. Nu... Tokių... Would you like my sandwich? Nevaršti, ne? Ne. Sandwich nesidalina. Pasikept nieko neišeitų ten kur nors. Barbecue nepakvietė. Sunkiai. Nu nieko, viskams tas laikas. Kitose vietose valgo, suprantat, biškai kitokį maistą. A, ne? Jo. Tavrasi, austrės jie valgo? Ne. Nu, turiu meni čia austrės, tai jau čia labiau gal turiu meni, aš valgyčiau. Jie labiau tą fast food mėgsta. A, ne? Jo. Kentucky Fried, ok. Domas klausė, kiek laiko prieš varžybės skiri savo šukuosinai? Geras klausimas. Prieš ir po, nes turiu minį vis tiek. Prieš varžybės. Prieš varžybės vis tiek atėjau su šukuosina, tai turiu minį kol nusiprasiu. Iš tikrųjų, daug neužima, kokias 4 minutės, jo. Bet būna, kad varžybose žaidži ir jauti kažkas, tai kažkaip netaip jaučiuosi. Pažiūrėjau, veidrodį, šukuosina guli. Ne, dar taip nebuvo. Buvo, kai stogą gavau ir gavau dar iš rankos per galvą, tada žiūrėjau, ar viskas gerai. Bet tiesa, kad mėgis to tinkleliu apsauginiu. Ne. Tai sėdėdamas mėgi. Beveik, jo. Ok. Klausė Arūnė, kokiu tikslu sutikai filmuoti su Katleriu? Katleris parašą pažadėjo pasirašyti man. Dėl to, ne? Katleris pažadėjo porą šeškių atvest. Nu, jis daug pušeškių pažįsta. Ne. Vat jo, bet tai vadina SD-vinkiam. Jo. Tai vadina SD-vinkiam. Kurios tavo įsimintiniausios varžybos NBA buvo? Net neįsivaizduoju. Sunku pagalvoti. O prašiausias gali prisiminti tada? Kur buvo tikrai toks, galvoju, nu, iš tikrųjų buvo 44 varžybos per sezoną prastas, kurios ant solelio prasidėjo. Tai čia turbūt visos prašiausios. Bet iš tų, kurios jau pasireikšdavė ir geriausiai pavarėjai, tai kokios buvo? Iš tikrųjų neprisimenu. O gali solelio būdamas Candy Crush žaist? Ne, neleidžia. Bet laiką prastum. Gali iš tikrųjų suskaičiuoti, kiek kartų paploji. Ne? Tas tai man. Jo. Supratau. Ką manai apie LeBrono sugrįžimą į Clevelandą, klausė Mindaugas. Iš tikrųjų įdomus žingsnis, kaip ir visi. Aš tuo metu buvau vasaros lygoje ir ruošėmės varžybom ir tikrai tai vyko netikėtai. Ir iš tikrųjų dalis tikėjosi, nes ir jo žmona turiuomenį po sezono buvo patvirtinama, man atrodo, kad pagaliau mes namie. Nu, turiuomenį tokius sukelia įtarimus, kad gali tai vykti. Dwightui Howardui kažkada esi pasakęs Catch me if you can. Ar jis šitą tavo pasakymą, kad sureagavo? Ar sureagavo į tavo pasakymą čia? Jo, mes pasilasnuojam, kaip ir treniruotės būna, tai pasijuokėm iš to. O jisai tau ką? Būna, kad nors pasako panašaus? Nu, jis labai iš tikrųjų žmogus be prikolo, tai... Be prikolo? Su prikolo. Tai deda Instagramą, matau visokias juokingas video. Geras žmogus. Jis komandos siela, turiuomenį. Jisai tas žmogus, kurį Rūbinį smagu turėti. Kada nors norėtum gal grįžti Lietuvą, pažais Žalgirį ar Lietuvos Rytą? Lukas klausė. Kitų komandų net nevardinam. Tai yra pilna. Nu, Dienos žvaigždės Pasvalį, pavyzdžiui. Ne, pas mane draugas iš Prienų, tai gal į Prienus kokius reiktų grįžti. Ne, iš tikrųjų tai galvoju, vieną, du sezonus reiktų grįžti. Norėtum? Norėčiau. Bet tai kuria komanda? Į Kauniečius ar Vilniečius? Nu, aš iš tikrųjų užaugęs Kaune, bet nenoriu spjauti šulinį, kurį reiktų gerti paskui. Tai...
Vilniuje irgi galima gyventi. Lukas klausė, mūsų rinktinės treneris užsiminė, kad su tavim pakalbėjo ir pasakė, ko iš tavęs tikisi. Tai ko jis tikisi? Daug ko. Palikim paslaptytai. Gerai. Okay. Čia, parašą, kai dėdi, pavyzdžiui, ant sutarties, yra, kad reikia tylėti, tylos įžadus duoti kaip kunigas? Apie kai kuriuos jo, pavyzdžiui, dėl traumos ir taip toliau yra punktai, kad negalima pranešti. Viešinti, kol nėra įsiaiškinta. Nieko negali nei tweetinti, nei rašyti Facebook'e. Esi didelis Twitterio fanas, ne, aš kaip suprantu? Nu, kars nuo karto parašau. Beje, Facebook'e yra labai daug feikų prikurta tavo Donato Motiejūno vardu. Tai koks yra tik tas tikrasis? Mes šiandien atradom. Ačiū Tadui. Užbombinti. Atradom. Dabar jau galsit mane, ne? Tai kaip rasti tikriesiams, pavyzdžiui, dabar mūsų klausos sudėčiai? Dėtinga? Čia iš tikrųjų buvo labai daug problemų, aš turėjau su tuo ir netgi šią vasarą, kai grįžau namo, mano visi draugai, visi pažįstami turi mano Facebooką, bet neturi mano numerio, kadangi aš nenaudoju. Ir atsidarau Facebooką tik tai grįžęs ir manęs neįleidžia. Ir nesuprantu, kas vyksta ir mane užblokavo. Tai 2 savaitės sėdėjau be Facebooko, grįžau į Ameriką ir per komandą susitvarkiau šiaip ne taip. Nes, kiek supratau, Facebookas trynė viską, nes buvo tenai prikurta begalės ant tų mano profilių. Tai dabar surišo su fanų puslapiu ir patvirtino, kad ten tikrai aš esu. Dabar biški ramiau yra, bet buvo nesmagi situacija ir iš tikrųjų Houston Rockets sutvarkė viską ir problemų dėl to neturėjau. Va taip, ne? Paskambino Zuckerbergui ir sako, girdi bičas, ta prasme. Tu čia savų neblokuok. Ir dar Mėta klausė, Donatai, kiek merginų esi turėjęs? Kurioje vietoje? Gerai, padarom šitas trumpą pertrauką padarom, grįšim. Jonas Rolandas, radistai čia su jumis ir kartu su mumis yra aukštaūgis, pasaulyje vienas iš populiariausių krepšininkų, baltaodžių, reikėtų dadėti. Donatas Motiejūnas. Gražaodžių. Sveikas, gyvas dar kartą, geras laikrodis. Ačiū. Papigiai. Čia žiebtuvėlis? Laikrodžiai žiebtuvėlis. Panašiai labai. Klausyk, pakalbam apie Lietuvos rinktinę, dabar vyksta pasiruošimas ir kaip tu galvoji, kokios tavo prognozės, kaip tu pats tikiesi? Žinau, aš galvoju, kad prognozuoti galima daug, bet svarbiausia yra tikėti mumis palaikyti ir žiūrėsim seksis kaip seksis. Čia mes ir darom, turgitko, Titas mūsų asistentas dabar mesga specialų šaliką, kurį mes planuojam jums padovanoti. Tikiuosi... Laimingą šaliką norėjau pasakiau. O kaip vyksta jūsų diena? Gali papasakoti? Aš įsivaizduoju, tie, kas yra Palangoje, norėtų kažkur tai išvysti, kaip jūs treniruojatės. Aš manau, kad tai neįmanoma, bet tarkim, kelintą jūs keliatės, sportuojat, valgot, darot ką ir ar tai yra sunkus pasiruošimas? Nu, nėra lengvas iš tikrųjų, va dabar, kaip ir sakiau, ką tik pabėgau tiesiai po treniruotės, atvažiavau čia. Bet tikrins, kad tu dar nelovai, pavyzdžiui, nemiegit? Ne. Motiejūnas blogas berniukas, jis 10 dar neguli. Čia nebent gali šalčiutę patį. Bet tai kaip yra? Tikrina, kada eini gult? Ne, netikrina, iš tikrųjų. O kada keltis reikės? O su kuo tu gyveni kambariokais? Dabar kol kas vienas buvau su Jonu Mačiuliu Suomijoje ir praeitais metais. Knarkė? Ne, neknarkė, labai ramus žmogus. O kaip jūs telpate lovą, man įdomu, nes lovas tai turėtų extra large būti, ar jo, dažniausiai užsako tuos 3 metrų. Jo, galus tokius jie turi, dar juos paminkština kartais, jeigu pasiseka. Okay. Gerai, kada keliatės? Nu, maždaug kokias 9:30. Ateina į duris pabeldžias, pats turi. Pats turi atsikelt į apačią pusryčių. Renginiai, nebūna tam. Renginiai! Neišlaus sienos. Konteineris. Tai va, tai atsikeliam iš tikrųjų papusryčiaujam ir pusryčiam turbūt kokią pusę valandos turim 45 minutės ir iš karto autobusai treniruotę. Toks pusryčiau greitai. Labai greitai pavalgom. Treniruotė kiek tęsiasi? Nu, 2 valandas turbūt. Pirma būna iš karto salė kažkokia, tai ar kokia kašė? Daugiau būna metimai, gal biški bendro pasirengimo, turiminį štanginę. Turgi daugiau individuali, galiu pasakyti. O antra tada, kada prasideda antra treniruotė, tada... Po pietų čia būna jau. Jo, tada grįžtam, nusiprausim, grįžtam atgal, pavalgom pietus, turim apie 5 valandas iki ateinančios treniruotės, tai kokią valandą... Tai ką veikia, žaidžiat League of Legends? Ne. Deginatės? Pūlę kartais palašiai hebra, žinai, nu aš turiu draugą... Ant PlayStation? Jo. Okay. Tai va, tai turime įprastami 4 valandų, tada pamiegi 2 valandas, atsikeli, pavalgai sneką ir vėl jau autobus atgal į salę. O su savo tačką negalima važinėti? Jeigu praneši ir susitari su treneriu, tada gali. Bet čia reikia toks team, kad būtų komandinis dalykas, ne? Visi. Turi būti apsirengęs tą komandos uniformą, stengtis. Šiandien buvau apsirengęs ne komandos uniformą, kadangi norėjau skubėti po treniruotę, iš karto pastabą gavau. Tai. A, ne? Minusas. Bet sakai, kad čia mes kalti? Ne, nesakiau, nenorėjau. Jis tai iš karto atleistų? Turbūt greičiausiai. Nu, nieko, reikia tikėtis, kad nesupyks. Su kuo geriausiai sutari iš Lietuvos rinktinės?
Nežinau, iš tikrųjų, su visais malonu bendrauti. Jo. Nu, visi atvažiavo geranoriškai, turiu minį, dirba visi labai gerai ir konkurencija didelė, turiu minį, tikrai smagu. Kiek jūsų dabar yra? 16 ar 15. O liks 10? 12. Tai viskas gerai. Kaip tiem 4 liūdna, čia žinai, tas toksai šiek tiek liūdnoka. Bet, nu, duosim bilietą gal kartu varyt, pažiūrėt. Nu, patirties įgaus, aš vis tiek galvoju. Jo, turiu minį, sustiprės. Ir į ateitį žiūrint, manau, labai geras yra pasiruošimas. Klausyk, baigsis pasaulio čempas, iš karto šauni į Ameriką? Dar iš tikrųjų nešnekėjau su komanda, bet plius minus jo, gali būti, kad dar kokią savaitę pasiliksiu. O būna, kad atostogauji? Mes žinom, kad tavo kolegos būna važiuoja atostogų. Tu buvai kažkur šiemet? Jo, šiais metais buvau Bahamose. Bahama, mama. Tiesiog, Bahama. Smagu buvo? Yeah. Smagu, nu iš tikrųjų praleidau labai smagų laiką, pirmą kartą nėriau po vandeniu, turiu menį. Deep divingą. Jo, scuba divingą, tai liko neištrinami įspūdžiai ir teko su rykliais nerti, tai buvo kažkas tai nerealaus. O varėt su komanda, su Hebra, su draugais ar dviese, ar kaip čia, 4, 3, 1, su mama? Ne, su pora draugų varėm ir, nu, turiu menį, tikrai laiką praleidom labai smagiai. O baisu su rykliais? Iš tikrųjų. Ar dabar toksai, kur nebijai rimtų priešininkų? Jie manęs bijo. Seniai, aš ryklį maitinau, ką tu čia man dantį šiepi? Ne, iš tikrųjų, vienu metu įsigandau, nes kadangi aš be licenzijos, todėl manęs negali nuleisti giliau negu 40 feet, tai yra kažkur apie 14 metrų. Ir aš turėjau su specialia virve leistis, mes leidome specialią virvę ir atsisuku ir kadangi rykliai pripratę, kadangi iš viršaus ateina maistas, atsisuku ir šeši rykliai tiesiai į mane plaukia. Tai toks šokas biški buvo, bet kadangi instruktorius buvo už nugaros, mūsų už pakarpos paėmė ir nutempė į vietą, pasodino ir tada jie pradėjo maitinti tos ryklius, rykliai aplink tave plaukė, iš vieno iš pelekų į veidą gavau. Ta prasme, tu nesi narve kažkokiam? Ne, tu sėdi, yra toks vadina Shark Arena. Sudėti akmenys yra didžiulių spindulių ir žmonės pasodina ant tų akmenų, tu pasiemi, atsėdė ant akmens, laikai tarp kojų akmenį ir jeigu nori gali sugauti. Kad nepagiltų. Ir jie pradeda, nusileidžia instruktorius ir pradeda juos maitinti. Ir jų galva apie 40 vienu metu buvo. Eik, tu savo. 40 ryklių? Okei. Tai galėjo būti taip, kad tu būtum tik tai iš kairės mėtės visą laiką. Iš tikrųjų. Ar jūs nemaitinat? Ne, mes nemaitinam, iš tikrųjų apmokė mus. Pasakė, jeigu krentat, kriskit, aišku, dar nufotkinsim, sako, pažvengsim iš jūsų, bet sako, jeigu krentat, kriskit, netieskit rankų, nes parodė, kaip jie maitina juos ir liepia nekartoti. O jūs buvote su kažkokiais metalais? Ne, tie, kurie maitina, buvo su metalais. Okay. Mes buvom ant mėsos. Toks dar specialiai pasipjaumo. Pasišėrė. Oi, klausyk, Tadas parašė, kad turi nemažai atliekamų bilietų, tai gal mums duosime, mes pralošim rytoj Zip FM eteryje. Nu, galim drąsiai, jeigu norit. Nu, aš manau, kad mūsų klausytojai nori labiau, bet mes irgi labai norim, bet mes matai dirbam, tai užleisim aplankyti į draugiškas varžybas mūsų klausytojus. Drąsiai. Cool. Super. Sutaram. Tai ką, žinau, čia liko 3 mažiau nei minutės, gatvės lyga jau strikčia. Jo, linkėjame mamanai, svarui, jie ruošiasi. Tai klausai repo? Jo, aišku, kaip visi. Visi kažkaip krepšininkai mėgsta tą stilių muzikos, ar ne? Nu, tu nevarai, kad drum and bass vis tą galvoju vis laik groja. Ne. Aš iš tikrųjų įvairią muziką klausau, bet kaip ir pasakė, turbūt daugiausiai repo, R&B. Mes tikimės, kad mūsų kompaktas tau patiks. Tikrai paklausysiu. O atgal važiuojant dabar, kai tik laimės paklausysiu. Super. Tai Dimau, ačiū tau, kad aplankėjai. Jo, labai smagu. Nepyk, kad sugaišom tavo poilsio laiką. Vakarienę. Jo, bet vakarienė. Bet tu tikrai nevalgiau vakarienę. Tai patogu yra čia šalia, galim pavalgyti. Esi dabar arčiau dangaus, bet kokiu atveju. Linkėjimus klausytojams. Tavo karma švari dabar. Klausytojams linkėjimus, fanams savo perduok. Būsimiem krepšininkam. Ačiū, kad klausėte, ačiū, kad palaikote ir smagu būti su jumis. Ačiū tau, mums buvo labai smagu. It's a pleasure. Yeah. Draugai ir bičiuliai, mes perjungiam jau Vilnių. Ačiū visiems tiem, kas šiandieną buvo su mumis. Susigirdėsim rytoj nuo 19 val. Mylėkit ir būkit mylimi. Čiau.